mes nersime į lietuviško šou verslo tamsiąją pusę. Aš galvoju, kad reikia mokėti priimti kitokią nuomonę ir dėl to nesusinervinti. Celas Dragūnas, ar ne? Jisai nebijo išreikšti savo nuomonę. Vyksta natūralus planetos išvalymas, tegu jie ten šaudosi. Čia yra nuomonė. Kaip tu gali būti nors vieną koją su agresoriaus, nuomonė. Bet kažkodėl kaip zombiai visi tai nuomoniai po to pasirašo ir sako, mes už tiesą. Vėliau, ką mes matėm, kas atsitiko su Bučia, kai vaikams su dageriais pjauna subinę tam, kad įlystų penis. Taip. Bet mes visi vis tiek galim būti kaimynai, galim būti draugai, galim gyventi vienoje Lietuvoje ir džiaugtis, kad mes dar gyvi iš viso. Gerai, Vudė, aš ateisiu pas tavį į kiemą, statysiu namą. Statysiu namą. Ir tu būsi mano kaimynų, mano tokia nuomonė, aš noriu pas tavį kiemę namo. Ir darysiu viską, ką norėsiu. Šiai dienai geriausias bairis yra nuvaryti į Klaipėdą ir į klube sušaukti Slava Ukrainė. Gali būt, kad gausite snukį. Daug menininkų yra, kurie sako, blemba, aš iš esmės esu už taiką. O kokį mes turim pasirinkimą, kai mūsų durys beldžiasi situacija, kuri gali būti tokia pati kaip Ukrainoje. Поехали! Paėjali Lietuva! Kiek girdėjęs ir tave yra kvietę, ne? Ir Kondą. Kai supratau, kad buvo ir politinių užmačių, nes darbo partija vienu momentu norėjo sumokėti man, kad aš galėčiau pas juos į sąrašą papulti. Šiandien pasirodė visai kitokioj spalvoj, nei manau, kad ir žiūrovai tave įpratę matyti.